Iš tikrųjų, esu tikrai irgi daug pravažiavęs, daug išbandęs, bet tikrai nustebau ir su Pauliu susipažinom, kad iš tikrųjų yra žmonės, kurie mokina kaip valgyti. Nei tų knygų aš nerandu bibliotekai per daug, nei dar kažkur tais. Čia esminis aspektas buvo, aš kaip sakiau, pradžioj minėjau, kad žinoma ir dėl savęs savim reikia labai rūpintis, bet aš puikiai suprantu, kad pirmą reikia vaikus irgi išmokinti. Ir aš pats matau, kaip tie vaikai auga, ką daro gerai, ką blogai, ir tikiuosi, kad mes išmokę teisingai tą dalyką daryti, jauni gal vaikams tik galės pasakoti, kokie sveiki ir gražus yra. Nebereikės susidurti galbūt su tom problemom. Kad čia atvažiuosiu, tai net nebejau, nes iškart po Pauliaus seminaro iškart užsirašėm. Tik tai turėjom atvažiuoti Liepos mėnesį. Bet pagreitino mūsų reikalus labai greitai ligoninę. Pakartoti. Kad reikia kartoti, tai aš pilnai tikiu ir čia man iš tikrųjų labai puikios atostogos gavosi. Jo, puikios atostogos, o man tai čia žinoma, ta stovykla buvo didelis išbandymas, nes aš taip nevalgau. Daugiau pomidorų ir agurko. Nematęs. Nu, kažkaip, aš toks paprastas esu. Čia lapinės davė, ne? Ant lapinės pasadina. Ne, iš tikrųjų, jo, žinai, aš kaip sakau, visko nežinom, kas čia vyks, bet aišku, būčiau žinojęs, gal būčiau abejojęs. Gal palabėjau. Neparagavimų, bet to buvimų tikriausiai nežengtumėte. Ne, iš tikrųjų, šiandien galiu sakyti tikrai ir valgau, ir viskas, ir sotus esu, ir tikrai numečiau, taip mano sako. Bet kiek tu ten numetei? 5 tikrai, o vakarienės nežinau daugiau. Visiems plus 5. Dar daugiau bus. Nėra tų kalorijų čia jokių. Paulius turi pasakyti, kaip negrįžti tuos gal 5, reiškia, kaip mums čia susisiekti. Mes nesilaikėm jokios dietos, mėlyje, mes maitinamės. Čia nėra dieta, čia yra gyvenimo būdas. Lapinės galėjai valgyti. Noriu. Po dietų grįžta, po šito ne. Jau ryjam be saiko. Tokiom porcijom kiek suvalgy, tai... Šiandien kiek spagečių vien tik suvalgėt visi praktiškai. Lėkštę pamačiau, kai pastatė, galvoju viešpatė, dar liko ten, bet tai aš suvalgiau labai daug. Nes šiaip tokios krūvos lėkštės aš niekada savo net nekraunu. Aš turiu tokią nedidelį lėkštutę ir tokį dubenėlį. Taip, Pauliau, gal gali pasakyti, kur dingtas tas maistas mūsų skrandelis, taigi kaip kumštis. Kiek mes jį ten kaip balioną. Taigi susispaudžia. Tiesiog pažiūrėkite, kada mes malame daigus, kiek iš jų lieka mažai. Tai va čia taip atrodo, čia yra oras ir vanduo. Ir viskas čia nėra. Kol pabaigia valgyti, jau pradžia susivirškinus. Iš tikrųjų. Antrą patį, tada pirmas jau nukeliavo. Krandis tuščias. Taip. Gerai, aš tada užbaigsiu, dar padėką pasakysiu, nes dėl ko nustebau čia, kad galvau, kad čia tik Paulius viską moka, bet aš tikrai labai nustebau, kad čia suvažiavo žmonės su įvairia savo gyvenimiška patirtim. Ir iš tikrųjų tikrai tokių labai įdomių dalykų sužinom ir kaip jie su to kovojo ir kaip augo. Oi, čia, tikrai, man ta stovykla buvo tokia, labai atsimerkiau plačiai šitą reikalą ir tikrai tikiu, kad viskas bus gerai, po truputį tvarkysimės ir nereikės kažkur tokio racionaliai. Ačiū Jums iš tikrųjų visiems, tikrai su kuo bendravom, visi įdomus esat ir džiaugiuosi, kad yra tokių bendraminčių. Ir tikrai manau, kad tokios stovyklos susitiksim.